Dar viena mūsų reali situacija, kuri galbūt bus naudinga ir jums. Vilniečių kompanija OB Joksita pateko į autoįvykį, jie yra nukentėjusieji, apgadintas Mercedes-Benz krovininis automobilis. Pamatė mūsų video socialinėme tinkle, jie skambina, sako, gal galit padėti, mes nesusikalbam su draudimo bendrove, nesusikalbam nei dėl žalos atlyginimo, nei dėl pakaitinio automobilio. Sako, jau bandėm kreiptis į savo kasko draudimas pasiūlė 17 eurų plus PVM ir nedidesnę sumą. Čia tarp kitko, aišku, atskira tema, bet labai stipriai rekomenduoju atkreipti dėmesį, kai perkat kasko draudimą, kokia eilutė yra apie pakaitinį automobilį, bet apie tai kada nors vėliau. Taigi, mūsų prašo pagalbos. Žinoma, padedam. Išklausę visą situaciją, kokioj stadijoje yra bendravimo su draudimo bendrovė, paruošėm tinkamą prašymą pakaitiniam automobiliui, už tinkamą sumą ir tinkamam automobiliui, koks šiuo atveju yra reikalingas. Patarpininkaujam bendraujant su draudimo bendrovė, kol gaunamas yra patvirtinimas tinkamam automobiliui ir pakonsultuojame eigoje dėl automobilio remonto. Rezultatas. Šiai dienai apgadintas automobilis yra remontuojamas autorizuotame Mercedes-Benz autoservise, o žmogus važinėja su Volkswagen Multivan automobiliu ir važinės su juo tol, kol bus sutvarkytas jo Mercedes-Benz krovininis automobilis. Taigi mus galite kreiptis ne tik dėl automobilio nuomos, bet ir dėl konsultacijos, dokumentų surašymo tokio pobūdžio draudiminėse bylose. Mielai padėsime, pakonsultuosime ir patarpininkausime.